Ekonomistas pasirinkė šypseną. Taip galima apibūdinti Deną, kuris vos tik tai pamatė skelbimą apie parduodamą odontologijos kliniką, iškart nusprendė nerti į jam dar nepažintus vandenis. Įsigijęs kliniką skaitmeninės šypsenos, Denas teigia, kad jis iš karto suprato, kad teks nemažai paplušėti, kad jį kaip verslo žmogų įvertintų ir odontologai. Taip pat įdėti nemažai pastangų, kad klinika taptų ne amatininkų veikla, o profesionaliu verslu. Tai labas, Denai. Sveikas, Vidai. Ačiū, kad atėjai susitikti. Kaip atsitiko taip, kad tu, būdamas ekonomistas, nėrei į odontologijos verslą? Sakyčiau, ir atsitiktinai, ir ne visai. 7 metus dirbau kaip samdomu direktorium B2B segmente verslas verslui. Grįžęs iš paskutinių 2 metų Estijoje plėtros, nusprendžiau, kad privyšiu pakankamai verslų svetimiem ir nusprendžiau eiti asmeninio verslo vystymo keliu. Tiesiog ieškau, kur investuoti. Taip nutiko, kad pakeliui pasimaišė odontologijos klinika su didžiuliu potencialu iš pirmo žvilgsnio. O kaip jį pasimaišė, kaip tu ją pamatei? Taip pat kaip ir visi ieško, kur investuoti, tai radau skelbimą, kad ieškomas investuotojas odontologijos klinikos veiklos plėtrai. Mačiau didžiulį potencialą ir tiesiog nėriau stačia galva per COVID, kuomet įmonė net nevykdė veiklos. Kiek apskritai kainuoja įsigyti tokį verslą? Kadangi dažnu atveju šie verslai yra valdomi gydytojų, savininkų, patys tokie kaip finansai, jie būna dažnai padriki. Tai vertinimai yra labai sudėtingi. Prieš 5 metus tą galima buvo nupirkti už kelius šimtus tūkstančių, šiai dienai odontologijos klinikos kainuoja milijonus ir daugiau. Medicina apskritai, manau, kad ir odontologija, taigi yra toksai pakankamai sunkiai įsileidžiantis į savo ratą svetimuosius. Taip. Ir kai jūs atėjot iš visai kitos sferos, buvo tokių kreivų žvilgsnių? Kolegos tikrai pantrins. Ką čia tas vadybininkas man aiškina. Ne kartą, ne 2 ir ne 10 kartų sudūriau su tokiom situacijom, kol įsivažiavau į šitą sritį. Tu gali būti 100 kartų teisus, bet jeigu tu neturi to svorio prieš kolegas, jie tavim netikės. Jeigu jie tavim netikės, tu neįgyvendinsi savo idėjas. Tam turėjau vyrgydytoją, laikui bėgant įgijau autoritetą, nes parodžiau, kad mano sprendimai pasiteisina, veikia ir po jų išlošia visi, tiek gydytojai asmeniškai, tiek gydytojai kaip komanda, tiek pacientai. O kaip per visą laiką keitės kolektyvas? Kaip keitės kolektyvas ir kaip keitės jūsų pasiekimai? Kolektyvas keitėsi tik tais tiek, kiek tai nesutapo su mano vizija, kad svarbiausias yra pacientas, svarbiausia yra komandinis darbas. Tai stengiausi įgyvendinti savo viziją, kad visi gydytojai dirbtų tik tais mūsų klinikoje, nesiblaškytų per 10 skirtingų klinikų ir kad mūsų pacientas būtų svarbiausias. O kaip tai padaroma? Atlyginimas? Tai atlyginimas yra tik tais vienas iš jų. Odontologai, jie yra labai žingeidus žiniom, kvalifikacijos kėlimui, naujausiom technologijom, turėti komandai visų sričių specialistus. Tai čia buvo labiau namų darbai man. Aprūpinti kliniką naujausią, pažangiausią įrangą, net ir jei visiškai nepasenus, jau vėl keisti naujausią, kad visada būtumėm ant pačios tos viršūnės, ant pačio to piko ir pritrauktumėm tuos alkanus specialistus technologijų. Žodžiu, ranka sukamo grąžto nerasim pas jūs. Ne. Visur skaitmena, implantacija be pjūvio, pasimatuok šypseną, turim savo technikų laboratoriją. Papasakokit, labai įdomu viso šitas. Kas yra pasimatuok šypseną? Tai kaip nueinat batus, matuojat, tinka, netinka, tai su dantim yra ne kas. Mūsų technikų laboratorija virtualiai sumodeliuoja dantis, tada su 3D spausdintuvu atspausdina būsimą jūsų šypseną, tokią kaip kapą, kur tu fiziškai gali šypsotis, filmuotis, siųsti draugam, rinktis nori ten ilgesnių, trumpesnių, kvadratiškesnių, atitinkamai spalvą pasirenki ir tik tais po to pradedam visas procedūras. Kaip girdžiu, skaitmena, dirbtinis intelektas čia įdarbinti pilnu tempu. Mano tikslas visada buvo pasiūlyti pačią kokybiškiausią paslaugą su kiek įmanoma mažiau vizitų už kiek įmanoma mažesnę kainą. Ir pacientai besikreipiantis dėl kompleksinių gydymo planų, kur reikia ir ortodontijos, ir chirurgijos, ir protezavimo, ir tiek viršutinio, tiek apatinio žandikaulio visų dantų gydymo, kad tai neišsiplėstų į 10 000, tam reikalingos technologijos.
kad galėtumėm mažinti vizitų skaičių, kad tyrimai būtų tikslesni, išvengtumėm klaidų tarp laboratorijos ir klinikos. Ir šiai dienai tas labai sėkmingai veikia. Ką mes čia matom, Denai? Rentgeno nuotraukos yra visiškas šešėlių mokslas. Taip. Tai va, tas šešėlių mokslas, kuris jau dešimtmečiais tęsiasi, gydytojai iš 500 skirtingų atspalvių sprendžia, ar ten yra kažkokia problema ar ne. Tai va, tai kuom dirbtinis intelektas padeda tiek gydytojui, tiek pacientui. Tai pirmas žingsnis, mes turim visą detalę analizę paruoštą jau gydytojui, kur rentgeno nuotrauka įvairiais pjūviais yra supjaustyta ir parodytos tam tikros tikimybės, kokia diagnozė konkrečiam dančiui, kurioje vietoje yra. Nes gydytojui praeiti ten 60-100 pjūvių per kiekvieną dantį užtrunka begalę laiko. Čia tau jau pirštų duria, kur tikrai reikėtų atkreipti dėmesį. Tai ar galima dirbti be dirbtinio intelekto? Taip galim. Tai gydytojai to mokosi ir praktikuoja tą visą gyvenimą. Bet tam, kad aiškiau komunikuoti su pacientu, kad būtų aiškiau komunikuoti tarp kolegų, nes tu įsivaizduok, rentgeno nuotrauka turi 20 skirtingų kolegų, tada peržiūrėti ir išanalizuoti. Ne? Tu čia turi visą paruoštą ataskaitą, visą burnos su išvadom. Gerai, ir pabaigai, jeigu galėtumėte atsigręžti atgal į tą laiką, kaip kalbėjom, nuo COVID-19 laikotarpio iki pat dabar, ar yra kažkas, ką darytumėt šiek tiek kitaip? Su tom žiniom, kurias turėjau tuo metu, nieko nedaryčiau kitaip. Visi sprendimai buvo priimti labai racionalūs, pamatuoti, remiantis ankstesnė verslų valdymo patirtim ir jie pasiteisino 200%. Ką daryčiau su žiniom turimom šiai dienai? Žinoma, kad daugiau užsiskolinčiau, daugiau investuočiau, nes tu žinai, kad tau pasiseks. Super. Ačiū labai, linkiu nerti, skolintis, vystytis.